Jau šaika, visi zdarova, radamės kaip visat Vlogger Valdemarka kanale ir kai daugelis prašė, šiandien gavom apžvalgą į kažką įdomesnio. Turiu raktus, o toks brilokas, tokie dokumentai ir pas mus šiandien apžvalgoj naujų telaitę Volvo PH. CBA, never say, I've been on my grind for 7 days, need a race, swear to God I'll never be the same, TBH, TBH. Kaip daugelis mano žiūrovų žinot, kad aš pravažiavęs 10 metų su fūrom, vežiojęs negabaritą, čia irgi fūra priešė, su mažu tinginiu, bet specialiai jinai taip ir buvo paimta, kad vežiotų tolygią platformą. Ir čia mano švogerio naujas pirkinys, tai jis vat mums, mūsų kanalui davė pirmiems pasižiūrėti, prasivažiuoti pirmus kilometrus su ją. Ir ką, turbūt šokam iškart į vidų, pažiūrėsim, kaip jinai atrodo viduj. Gyvenime nesu vairavęs Volvos, kabinoje kelis kart su lenkais brovarką darė. Tai daug ką negaliu pasakyti, šiandien bus pirmi įspūdžiai. Tai ką, varom į vidų. Nu ką? Jauti? Ne. Kvepia naujų Maserati. Oda, perforacija, ventiliacija. Žiūrėk. Kava. Čia va, mineralinį statyt. Kažkaip turi dar... Va taip pastatai. Čia, kad patogiai būtų. Čia labai fainai. Čia vienas pudukas, antras pudukas, peleninė. Telikai. Klausyk. Visi sako, kad Volvoj mažai vietos. Bet žiūrėk, gan daug. Aukščio tikrai užtenka, aišku. Čia vat vietos viršui mažiau nei Dafė. Tikrai, bet visai prikolinė. Žiūrėk, kiek čia visko yra. Kokie ledukai, Gražumėlis, klausyk. Daiktų padėti tikrai labai daug yra. Kur? Čia yra bardačiokai. Taip. Ką? Svarbiausias dalykas. Matrasas, bet čia dar ant matraso kažkas uždėta. Nu. Op. Vmastkiai iš karto. Kas žino, tas supras. Gan patogu, žiūrėk. Nepasakysiu, kad super daug, super mažai vietos, kai visi keikia. Aš gal žinai jau nuo Dafo atpratęs, senai bevažiavęs vis tiek, bet šiaip va, aš 1,87 m, tai čia tikrai daug. Čia mažiau, jo, Dafė čia daugiau vietos, bet šiaip kabina aukšta, tas man patinka. Dėdam į vietą. Nu, ateik, pafilmuosim. Davai, еще раз. Nu ką, kaip tau, ką čia, touchscreenas, radijas, bluetoothas, nu čia viskas kaip ir turi būt. Kondiškės pliusinės nėra, nestatėja. Ai, čia kondiškė jau yra viduje, ne? Šlapia. Pavarų dėžutė, viskas kaip reikiant. Taip, vat kas jau dabar naujuose fūrose, žiūrėk. Type-C, Type-C. 12-24, Type-C. Čia plus 2 Type-C. Pakrovėjų labai daug, bet žiūrėk, nematau jau USB, nei vieno nėra paprasto, ne? Visur jau tik tai Type-C. Matomumo daugiau negu Dafė. Čia
Pamelė taip įdomiai. Tai mes dar biškį nuleisim sėdynę, aš pagal save gal nustatysiu. Man norėtųsi gal biškį žemiau. Bet čia dėl mano ūgio tiesiog. Lengvai sukasi vairas? Nu, kaip stovi fūrai, visada vairas sunkiai sukasi. Kol nepradėsiu judėti. Vis dėlto, kiek čia, apie 9 tonas tikrai turbūt sveria galva. Ką mes čia turim? Blokiruotę, TSC antiprabuksuotė, antislydimas, tinginys, auto, čia retaideris, kaip suprantu, juostos, žmonių, distronikas atpažinimas, apie pavojų dešiniai pusėj, kaip žinot, visi dešiniai pusėj nelabai matosi žmonės, kaip visada. Klausyk, gan tyliai mašinai, ne? Nu. Orinis skambutis, taip sakant. Pirmieji įspūdžiai gan įdomiai, žinok. Nu, man norėtųsi sėdynę biškį žemiau, žinai. Bet aš nesuprantu, ar tikrai čia, nu jo, čia man rodos jau pats galas, jau žemiau nenuleisi. Ventiliacija. Ką užpakalis nepacėlba, bet garsiai dirba, klausyk. Bet jeigu garsiai dirba, reiškia gerai pučia, ką? Taip. O, nu ir ką? Pastatai denkė savo, blėt, ir pjaustai lašinį, nu. Oi, žiūrėk, čia dar va kaip darosi. Laužosi. Nu, afigės. Taip. Ką mes turim čia? Taip. Subaferis, kavytė, šaldytuvas. Ar didelis šaldytuvas? Klausyk. Gan nemenkas. Aha. Nu ir čia į bardačiuoką. Žiūrėk, apie fūras man lengviau pasakot, nei apie emkes. Nu, viršutinis spalnikas bus daug mažesnis, aišku. Nu, kaip tau pačiam vapšė, kaip fūra? Blemba, aš čia miegočiau. Miegotum? Važiuot nevažiuočiau, bet miegočiau tikrai. Nu, įsivaizduok, kad aš 10 metų taip miegojau. Tai va, pričiupom poną Aleksą, sunkvežimų pardavimo atstovą, tai Aleksas biškį daugiau mums papasakos, kas čia sukrauta, koks čia variklis dabar ir kokios naujovės dabar jame yra. Sveiki, turime Volvo FH periodiškai atnaujinamą aerodinaminėmis ir techninėmis savybėmis Volvo sunkvežimį, kuris yra paruoštas tolimųjų sunkiųjų krovinių gabenimui. Šiame sunkvežimyje matome, kad yra sukomplektuotas 13 litrų darbinio tūrio 540 arklio galių variklis. Tai yra galingas, tikrai efektyvus variklis, kuris yra taip pat techniškai periodiškai atnaujinamas ir turime naujausią jo modifikaciją. Reiškia, LED žibintai, aukšta kabina su pagalbinė išlengvinta ašimi krovinio papildomo svorio persiskirstimui. Tai va, pilnai efektyvus ir manau tikrai pateisins ir atliks visas jam skirtas užduotis, kurios yra numatytos transporto įmonės šitam Volvo sunkvežimiui. Labai ačiū už jūsų komentarus. Tai ką, o mes pabiškį turbūt sėdam už vairo ir pažiūrėsim, kaip jis vairuojasi, kaip jis važiuoja. Jums labai ačiū. Dėkoju už skirtą laiką ir už tokį smagų pirkinį. Tikiuosi pilnavertiškai įsilies į jūsų parko gretas. Tikrai taip. Ačiū dar kartą ir viso. Iki malonaus. Nu ką, aš galvoju, maksimaliai mes turbūt viską aprodėm. Nu kaip maksimaliai, nu plius minus. Ten apie techninės charakteristikas tikrai aš nesigilinsiu, nelysiu ir vairuotojams tai nesuper įdomu. 540 arklio galių, nu, standartinis 6 cilindrų variklis dabar. Ką turbūt užteks čia, apžiūrinėti ją
Sėdam už vairo ir važiuojam po biškį. Galima mušt? Nu davai. Davai! Tai ką, pirmi kilometrai, aišku, be priekabas važiuojam, nu, ne taip daug ką pajusi. Iš pirmų kilometrų, ką galiu pasakyti, labai daug apžvalgos, daug daugiau matai negu Dafė. Dafė labai mane užpisdavo ta juosta, žinai, kuri yra, nu, kas važinėja su Dafai žino. Ir tas veidrodis. Veidrodis tai biški trukdė čia. Daug paprasčiau kažkaip matosi, viskas gerai. Taip, hop, oda. Taip, čia jau viskas pipsena, viskas keliana, nes jau tie visi datčikai ženklus skaito, viską mato. Aš gal biškį vairą savo, o taip, pastatysiu, kad viską matė taip. Ir mums rodo iš karto. Ženklas 80, briedžiai, ženklą matė, va, dabar ženklas 60, radarą rodės, va, įdomu. Ne, radaro nerodo. Tik kad, va, greičiausiai, va, tėvo visi pipipik, tututuk, tatatak, blembas, užpys tikrai. Taip, paplaunam. O, čiek, gražu, smagu. Kas tikrai verta dėmesio, tai kad iš tikrųjų labai tyliai kabinoj. Nėra tų pašalinių garsų, nors ir laukia vėjas, bet kabinoj tikrai gan tyliai. Minkšta, bet, nu, nesant mažų ratukų. Maži ratai pastatyti dėl to, kad reikia kuo žemesnis fūros, nes bus lygi platforma. Čia specialiai ir tinginys tas specialiai dėl to pastatytas. Tai tas, vat, gan prikolina. Biški man, žinai, ko nepatoga. Aš pripratęs Dafė, kai sėdėjau visą laiką, ranka čia gan aukštai būdavo, tu galėjai va taip važiuoti. Čia jau taip nepavažiuosi. Aukštai sėdi, bet už tai, kad aukštai sėdi, daug daugiau visko matai, vat, apžvalgos visas, pafilmuok, kaip gražiai, žiūrėk, kaip gražiai rodo, va čia, pafilmuok ekraną. O dabar rodo mums labai gražiai ta pusė, kur nesimato ta aklojų zona, taip vadinama. Tai tas, vat, tikrai patogiai. Pamiršau, kad kameristas sėdi čia. Viškai užsikalbėjau, vos net ten nenuvažiavau. Žinai, pasakysi to tiesiai šviesiai, gal biškį aš ir pasiilgau, žinai, fūros. O dabar važiuoju, nu vis tiek prikolinai, nu tas darbas, žinai, jis širdies jisai neišeis. Rytaiderį turim. Gerai stabdo, na, aišku, čia, nu, be krovinio nieko nesuprasi, bet rytaideris vežiojant negabaritą yra labai svarbus dalykas, ypač kai tu važinėji Austrijos, Italijos kalnais, ten kur tu nusileidi nuo kalno po porą minučių, tai būna ir ilgiau. Ir su geru kroviniu stabdžius tiesiog labai lengva perkaitint. Rytaideris tikrai labai geras dalykas. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, солнце в сапогах, Taip, žiauriai gulintis mentas. Taip, ar minkšta bus pas mus? O, čia minkšta? Nu, ko tu pipsi visą laiką? Blet, norėtųsi, žinai, su galva važiuojant, nu, nepapasakosi tu
pilna vertė, kaip jinai elgėsi, žinai. Na ir aišku, reikėtų užkrauti ant jos kokių 30 tonų ir pavažiuoti. Tada labiau galima būtų suprasti apie jos trauką, apie kaip dirba dėžė, po kalnus pavažinėti. Apie tą daug daugiau galima būtų pasakyti, dabar, nieko stipriai nepapasakosi važiuojant tiesiog su galva. Bet šiaip kol kas man plius minus patinka. Čia gal ta panelė biškį ar to, per arti, bet čia aišku irgi nepamirštam to, kad aš pripratęs prie DAF-o. Bet kas gerai, kad tu sėdi ir viską gali dasiekti. Šviesą, tachografą, viską ką reikia. DAF-e tai turi tu atsistoti ir ranką ištraukti. Čia DAF-e tas minusas, kad toli. Tik kad čia jau daug daugiau vietos yra. Nors, kaip ir rodžiau, per vidurį kabinus atsisėdos, tikrai tos vietos užtenka ir gan neblogai. Vat šitie man visi pipipik, papapach, tututuk, sisisi, blembas užpisa. Nors ką aš sakau, aš su DAF-u važinėjau, ten tiridin. Kas prisimena tiridin, parašykit komentaruose, kas žino, ką čia reiškia. Gan prikolinai va čia šitos vietos padarytos, kaip su mocu, bum. Biški aišku, gal biškutį norėtųsi daugiau storumo. Žinai, tiesiog kai daug labai vairuoji, vis tiek storesnis vairas geriau. Gal biškutį norėtųsi, kad vairas būtų storesnis. Bet šiaip, prikolinai. Ir čia va žiūrėk, dar knopkės yra irgi signalo. Bet čia tas signalas originalus, kuris yra. O čia jau dūdos. Prikolinai. Ir kaip visada, nauja mašina fūra, bet ką atsisėdęs, tai tas kvapas, naujos odinės striukė, žinai, gariūnų. Tiesiai from Turkish. From Sweden. From Sweden, yeah. Davai padarom challenge. Aš niekada nebuvau surinkęs 500 laikų. Aš tikrai jos galiu surinkti. O tai va. Davai 500 laikų ir važiuojam su Viljamu pasiimti priekabos ir darom vlogą iš reiso. Davai, sutinki? Bet manau nepadarys. Galvoju nepadarys? Pažiūrėsim. Davai. 500 laiko ir 500 judam į laikų, Austriją. jo, ir judam į Austriją pasiimti priekabos ir padarysim jums seną gerą vlogą. Dabar jis, aišku, bus daug geresnis, nes pas mus 15 kamerų, dronas ir Viljamas važiuos kartu. Tai tikrai labai daug visko papasakosim, parodysim ir taip toliau. Ir Viljamas pirmą kartą gyvenimą nakvos fūroj. Aišku, kaip galvojat, parašykit komentaruose, kas pirmam aukšte miegos, kas antram. Москвичи, нифига. Москвичи, не заслужил ты бегот в первом аукште. Prisilietėm prie mano senos profesijos, pasivažinėjom biškutį, aišku, bet jeigu jūs pristatysit daug laiko, pamatysit vlogelį iš Austrijos. Lėksim pasiimti prie kabiukį. Tai ką, bendrinant. Iš tikrųjų patiko man. Senai važinėjau su fūra, plius nauja. Atrodo tikrai gražiai, matot, spalva išskirtinė, tokių nedažnai pamatysi. Ir iš viso gal visai prikolinta serija gavosi, aš tikiuosi, nes taip. Ir apie fūrą daug daugiau galiu papasakot. Ir parodžiau, kaip galvoju, gan neblogai viską. Pats vairavimas toks gan prikolinas. Man pačiam tai labai patiko. Nežinau kaip jums. Pastatykit savo laikus, parašykit savo nuomonės. Ir turbūt iki greitų sekančių serijų. O mes važiuojam ką daryt? Aišku, laistyt pirkinio. Ačiū visiems už dėmesį ir iki greito.